Pūkuose, pūkuose. Saulė jau horizontą paliko. Važiuosiu per žalę, važiuosiu per raudoną. Nu, chebryti, labas. Ar žinot, aš turiu tokį vieną draugelį? Sveiki. Tai aš dar vienoj kelioniai bandysiu lipti Velse į kelis kalnus. Į Igan, Glider Favre ir Glider Fatch. Aš net nežinau, kaip tarėsi. Skaitau, turiu pasiskaityti, nes net sunku atsiminti, kaip tie pavadinimai, kaip juos ištart. Tai visi kalnai taip maždaug apie kilometrų aukščio. 3 kalnai. Šiandien atvažiavau. Čia permiegosiu, mašinai bandysiu miegot. Šiaip palapiniai dažniausiai miegu, kai einu į kalnus, bet galvoju šiandien pabandysiu mašinai miegot. Biški šilčiau, lauke taip apie 5 laipsniai. Kalnuose, man atrodo, ant viršūnėse -2, -3, šalta, tai dujos nelabai gerai veikia. Nelabai karščio yra. Bet gal bandysim kaip nors ką nors išsikept pavalgyti. Tai valandų dabar po 4:15 beveik, šiaip jau pradeda tempt. Biški dar per anksti miegot turbūt, aš taip galvoju. Švinta tik tai apie 8, tai nemanau, kad aš prieš 8 pradėsiu žygį. Bandysim kept šoninę su kiaušiniu. Žinau, šito karščio labai mažai. Ugnis nedega taip, kaip turėtų degti. Ugnis nedega taip, kaip vasarą dega. 3,5 valandos buvo kelionė nuo namų iki čia. Labai prastai dega, nežinau, man taip niekad neiškeps. Turėtų žymiai geriau. Nu, aišku, gal dujų ten nepilnas, tas dujų buvo balionėlis. Šiaip turiu dar vieną pilną balionėlį, gal pabandyti pilną. Bandysiu pilną balionėlį, gal geriau. Šiaip norėjau išnaudoti, ką turiu. Man nereiktų išmest, bet bandom. O pilnas balionėlis kitas reikalas. 100% geriau. Tikrai dar likę yra, bet naudos visiškai jokios. Gerai, kad nusipirkau balionėlį. Puikiai kiaušinis. Namai. Šią naktį praleisiu čia. Gamtoj skaniau. Suvalgiau 2 sumuštinius. Nusprendžiau, kad truputį per mažai. Dar pasidarysiu vieną. Va toks va mano mėgamasis. Nu va, vakarą taip ir leidžiu. Labas rytas. Lova paklota. Išgeriu kavą. Pusė 9 ryto. Truputį užvalgiau. Pajudėsim.
pajudėsim, dėl ko čia atvažiavom. Apie 13 km gal yra. Ilgo trasa. Pro kilometrą sukilimo yra. Jo. Vertikalius. Šiaip truputį, nežinau, gal ir biški per vėlų yra pradėti žygį. Man atrodo geriau pradėti biški anksčiau, nes man atrodo užtruks vis tiek apie 6,5 valandos. Tai dabar pusė 9, tai apie 3 baigsiu, 4 ten, tai kažkur kažkas būtų, kad sulėtintų mane, tai galiu grįžti ir tamsoj. Bet nieko nepadarysiu, dabar vis yra kaip yra. Žygis prasidėjo. Porą minučių jau einu. Truputį vėsoka. Viršuje jutiminė temperatūra -9. Spūdingi vaizdai. Mano trasa eina tenai, ten į viršų į debesį, kažkuris išgladė ir viršūnį, kažkur dabar nepasakysiu, viršūnė, ten nusileidžiu ir už Trifan ir už to pareinu atgal į mašiną. Spūdinga. Labai daug žmonių. Mašinų aikštelė pradėjo pildytis, man atrodo, nuo kokių 6 ryto. Va ten yra krioklys, vadinamas Velnio virtuvė. Kai vėjas tinkamai pučia ir didelis kiekis vandens bėga tuo kriokliu ir jisai yra tarpeklį ir iš to tarpeklio atrodo lyg garai kyla, atrodo lyg velnias verda vakarienę savo virtuviai. Ir žmonės vadina jį Velnio virtuvę. Nežinau, iš čia žiūrint atrodo lyg viršūnėse yra sniego. To nesitikėjau. Bet pasiruošęs ir tam. Per kamerą turbūt nesimato, bet gan nemažai žmonių lipa tą pačią trasą. Populiariausia tai turbūt yra lipti per tą Velnio virtuvę. Ten, man atrodo, populiariausia trasa. Šiaip daug žmonių. Dar bent porą matau link manęs einančius. Ir link Velnio virtuvės matau grupelę kokių 6 žmonių dar einančių. Daugiau matau. Jo. Geras oras, atostogos. 3,5 valandos važiuos nuo namų. Trumpam stabteliau, atsikvėp biškį, pasigrožėt vaizdais.
Kol kas viršūnės lyg ir neblogai visai, nėra debesų. Bet ten sekundžių reikalas ir viskas gali pasikeisti. Bet kol kas atrodo labai gerai. Tobula vieta palapiniai. Bet tikrai matosi, kad žmonės tą žino. Kažkas ir lauželį kūreno. Tas turbūt negalima. Bet vaizdai aplink taip. Bet palapinė vieta tobula. Gan stati atkarpa buvo. Blemba, išėjęs galvoju, biškį per daug prisirengiau. Bet dabar galvoju, kad kažin ar ne per mažai būsiu apsirengęs. Dar ne viršūnė, dar tikrai yra keli šimtai metrų. Bet jau toks šaltukas spaudžia. Vėjukas toks tikrai nevasariškas. Aišku, kelintą 30 gruodžio, man atrodo, šiandien. Mašina yra pastatyta va ten kažkur. Žinojau, kad bus šalta viršui, bet kad 5 cm ledas bus ant takelio, tikrai nesitikėjau. Panašu, kad viršūnėj tikrai yra sniego. Nesitikėjau. Bet pasiruošiu, pasiėmu mikrospiglius ant batų. Labai gerai. Artėju prie pirmos viršūnės. Vienu momentu galvoju, kad aš čia klaidą darau lipdamas. Sniegas slidu, labai statu, paslydus, ilgas kelias žemyn.
tolumoje matosi aukščiausia viršūnė Velse Snowdon. Nežinau, spygliuom batų nereikėjo, šiaip slidu, bet nėra to sniego, taip kad nėra ir tam tokiems spygliam įsikipti, tai nesidėjau. Gan sudėtinga leisti žemyn. Biri skalda tokia. Slidu biškį koja, ne taip pastatai iš karto slysti. Bet jau netoli leisti šitą skaldą, paskui biškį tiesiai ir vėl į viršų. Kiek domėjausi, tenai labai sudėtinga lipti į viršų. Bus matyti. Nusileidom nuo Igarn, sekantis Gleider Favre, kažkaip taip. Turbūt dar čia kokią valandą, yra pusantro, gal lipimo, aš taip susirtau, valandą gal. Reikės gal užvalgyti. Čia tokia užuovėja, nes viršui ten vėl šalta labai bus ir vėjas. Čia kol turiu užuovėją, galvoju pavalgyti. Ryte susitepiau kelius sumuštinius. Nes galvojau, kad ten virint kažką vandenį bus per šalta, bus per didelis vėjas. Galvoju, susitepsiu sumuštinį. Bet labai sausas. Tai su balto šokolado skonio proteininiu milkšeiku užsigeriu, nes niekaip negaliu. Kažkas triusikų savo pametė. Ką, judam į priekį toliau. Užvalgėm, užkandom, nusilengvinom. Bandom toliau judėti. Matau, čia bus ką veikti. Nežinau, bent jau man atrodo, ją pačią, tai čia košmaras tokiais akmenim lipti. Daug kas sako, kad šita vieta panaši į kitą planetą. Didžiausi akmenys. Krūvom. Didžiausi akmenys. O ten Igarn. Kuri pirma viršūnė, kurią užlipau. Nusileidau, dabar lipu čia. Ir man atrodo, kad ne taip ir daug liko. Tik reikia surast, kur čia tas takas, nes tais akmenim laipiot nežinant, kur eini, tai liūdnai gali baigtis.
Leider Favre. Net nežinau, ar čia, ar tenai viršūnė. Nežinau, panašios abi viršūnės. Nežinau, ar turi trikpon šitos viršūnės. Nežinau, panašu, kad aš viršūnė. Antra viršūnė pasiekta. Oi. Dar ilgas kelias atgal iki mašinos. Oi, oi. Bet panašu, kad teks judėti į apačią, kad ir kaip malonu čia būtų. Oras puikus, matomumas labai geras. Esu maždaug 1 kilometro aukštyje virš jūros lygio, va tokie va susiformavę ledynmečiais dariniai. Wow. Ir šitie akmenys labai yra slidus. Labai reikia atsargiai. Toks plonas milimetro ledukas užsimetęs ant jų. Iš vis aš kažin teisingai einu ar nelabai. Man tokia nuojauta, kad ne į tą pusę čia biškį. Bandom ieškoti kelio. Pažiūrėkit, kokie vaizdai. Wow. Wow. Nejauku net tačiau prieiti. Čia vėjo nėra. Oras puikus. Wow, wow. Grįžau atgal į taką. Buvau nuėjęs iš vis ne į tą pusę. Jau truputį panikuot buvau pradėjęs. Turėjau čia tais akmenais kabarotis, kad grįžčiau į taką. Bet nieko, jau vėl take. Judam toliau.
čia, man atrodo, tas žymusis balansuojantis akmuo. Vis dėlto užsidėjau mikrospyglius, nes dabar leistis į apačią, man atrodo, bus vėl ką veikti. Dar turiu 1,5 valandos šviesos. Po biškį leidžiasi, per 1,5 valandos bent jau iki to pagrindinio kelio turiu daeiti. Tada žiūrėsiu. Tamsoj, turiu šviesą, turiu prožektorių, bet vis tiek nesinoriu tamsoj grįžti. Leidžiuosi jau kuris laikas nuo ten. Ir leidžiuosi panašu, kad visiškai nepopuliarių takų, visiškai pėdsakų nėra žmonių. Gyvos dvasios, tai šį gal nelabai jauku, kas atsitiktų, bet yra kaip yra. Dar biški čia toks status nusileidimas, o vėliau, man atrodo, turėtų biški toks nuožulniau būti. Judam toliau. Šitą kalną žinau, Trifan. Gal kada nors ir man pavyks jį įlipti, nes čia reikia šiokių tokių sugebėjimų, ne vien tik sugalvojimų. O man dar eit, nežinau, kokį 3, gal 4 kilometrai, gal ir daugiau. Nelabai, nebežinau jau. Bet žinau, kad dienos šviesos man liko apie 50 minučių. Jeigu eičiau tiesiu keliu, manau, spėčiau iki sutemų. Bet kadangi reikia į tokiais akmenim, panašu, kad gali reikia pareiti jau tamsoje. Nieko baisaus, nes jau kaip ir nebus nieko sudėtingo. Realiai tiesus takas namo. Aš galvoju apie kilometrą, gal kus 2 liko tokiais akmenim, po to dar gal porą takelių ten gatve. Matau, žmonių dar viršūnėse yra, dar leidžiasi, dar čia ne vien paskutinis aš. Jau jie tai tikrai grįžtam su. Matau tolumoje civilizaciją. Pasiilgau civilizacijos. Oi. Dar šviesu, dar negrįžau iki mašinos, bet dar šviesu. Jo, svarbu iki tenai, iki kelio daičių, jau pasijau, nesvarbu. Tai kaip ir viskas normaliai, šiaip užtrukau, tai man atrodo daug, aišku, dar nebaigiau. Kai grįšiu, turbūt pasakysiu rezultatus, bet užtrukau daugiau negu buvo planuota. Pradėjau pusę 9 pradėjau. Ir dabar yra 3:30. Ir dar turiu biškį truputį pareiti. Civilizacija.
Jau nedaug, gal koks kilometras beliko eiti ir viskas. Ir dar šviesu. Treifan iš kitos pusės. Priešais į Garn. Pirmą viršūnę, į kurią šiandien įlipau. Tai nuo ten pradėjau viršūnėm už Treifan. Ten nusileidau ir pareinu dabar atgal. Nu ką, baigiau 8:30 vakaro. Pradėjau 8:30, dabar 8:05. Truputį statistikos dabar. Tai žodžiu 15,4 km. 1100 metrų sukėlimo. Ir iš viso užtrukau 7,5 valandos. Užtrukau ilgiau nei planavau. Nuėjau daugiau nei planavau. Ir nuėjau ne ten, kur reikia. Irgi ne pagal planą. Buvau kelis kartus biškį nuklydęs. Tai gal dėl to truputį ir dasidėjo to laiko. Tai va dabar 4:30 pavalgysiu ir bandysiu važiuoti namo apie 3, gal 3,5 valandos, žiūrėsim kaip kamščiai kelyje. Tai tiek, iki.